Ką? Sveiki visi. Šiandieną mes apžvelgsime matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo 2024 pavyzdinę užduotį. Tai kaip žinot, pupai ateina jau greitai, 10 klasė. Ką? Žinome, kad sistema biškai pasikeitė ir užduotis, taigi ir be to mes žinom, kad čia yra beta testavimas ir jie nelabai jums ką parodo. Jie realiai tiesiog tu gali pamatyti, kaip tu padarai testinę dalį, bet kaip tu padarai tos uždavinius, sprendimus, nieko tau nerodo. Ir aš galvojau, kad būtų visai nice pašėrinti su jumis visus absoliučių uždavinius padarytus. Ką dar reikėtų užvelgti? Tai formulyną. Mes turime, kad jums nereikėtų mokintis tų pačių formulių. Ir tiesiog turime čia, tai turim sudėtinių procentų formulę, kvadratinės lygties formulės, kvadratinio trinario formulę, porą trigonometrijos formulių, tada keletas reikšmių trigonometrinių funkcijų ir tą sinusų teoremą, kosinusų teoremą ir visas trikampio ploto formulės ir šitos dvi, šitame bent jau testuke nereikia. Nėra jos naudojamos, bet aišku, reikėtų jas vis tiek žinoti. Nežinoti, bet žinoti, kaip pritaikytis. Taigi, ką, judame prie testuko ir matome pirmą užduotį. Ne? Ir duota begalinė skaičių seka 2, 5, 8, 11, 14 nustatė dėsningumą, pagal kurį sudaryta ši seka, parašykite šeštąjį šios sekos numerį. Tai mes dabar matome, kad pirmas skaičius yra 2, antras 5, 8, 11, 14. Ir kas su jais visais susiję, mes matome, kad jeigu prie pirmo pridėtume 3, prie antro skaičius pridėtume 3, mes gautume kitą sekantį skaičių. Ką aš turiu to omeny, jeigu prie 2 pridėtume mes 5, prie 2 pridėtume mes 3, 2 plus 3, 5, tai jeigu prie 5 pridėsim 3, mes gausime 8, tada prie 8 pridėję 3 gausim 11 ir prie 11 pridėję 3 gausim 14. Tai natūraliai koks eina tada kitas skaičius? Jeigu prie 14 pridėsim 3, mes gausime tiesiog 17. Tai atsakymė tiesiog turėtų būti 17. Ane? Einame toliau. Dabar mes turime duotą kvadratinę lygtį ir mums reikia apskaičiuoti jos diskriminantą. Tai kaip mes skaičiuosime tą diskriminantą, taigi tiesiog žinome diskriminanto formulę ir tai yra b kvadratu minus 4ac. Dabar, kas mūsų a bus? Šitas koeficientas prie x kvadratu, tai bus 3, mūsų b koeficientas bus prie x, tai bus minus 12 ir mes turėsime c koeficientą, kuris bus tiesiog 9. Taigi, minus 12 kvadratu, minus 4 kart 3 kart 9, 12 kvadratu bus 144, minus 4 kart 3 kart 9 bus 144, minus 4 kart 3, 12, 12 kart 9 bus tiesiog 108. Tai ką mes turime? 36. Dabar mes žinome, kad iš 36 galime ištraukti šaknį ir tai bus 6. Bet kadangi mūsų čia prašo diskriminanto, mums reikia tik šito skaičius. Tai mums reikia atsakymą rašyti 36, ne 6, ne šaknį. Tai nemaišykite šito dalyko. Bet dabar jau, kai spręsime sprendinius, mes tik tada ištraukinėsim iš diskriminanto šaknį. Taigi, nustatykite šios lygties sprendinius, tai mes žinom, kad x1 bus ir x1 ir x2 bus minus b plus minus šaknis iš diskriminanto dalinta iš 2a. Įsistatome skaičius, tai minus 12 dar su minusu turime tik 12, plus minus, šaknis iš 6 bus tiesiog plus minus 6
ir dalinta iš 2 kart 3, tai bus tiesiog irgi 6. 12 plus 6 dalinta iš 6 bus tiesiog 3, o 12 minus 6 bus 6 ir 6 išdalinta iš 6 bus 1. Taigi, dabar parodysiu vieną kartą, kaip reikėtų rašyti sprendimą. Ne ant lentos, tai jeigu reikėtų rašyti sprendimą, tai rašytume, kad x čia spaustume 1 ir x rukas, ir x2 būtų lygu, spaudžiame trupmeno ženklą, čia rašome tai minus b, rašome 12, čia yra gražus plus minus mūsų, 6 bus 6 ir tada rašome čia 3 kart 2, arba tiesiog galim parašyti 6. Ir gaunam tada, pirmas atsakymas bus 1 ir 3, ne? Tada atsakymą rašome x1 būtų pas mus 1 ir x2 pas mus būtų 3. Viskas. Paprastai parašome tik svarbiausią informaciją. Niekas nenori ten skaityti per jūsų per didelės informacijos. Taigi, žiūrime toliau. Dabar, ką mes čia turime? Tatų lygčių sistemų sprendinys yra skaičių pora 2 ir minus 4. Tai nes žinome, kad jeigu būtų x lygus 2 ir y minus 4, mes turėtume gauti šitos skaičius. Pavyzdžiui, čia 2,10, čia irgi 2,10, čia 2 ir minus 10. O čia 2 visur 2 ir minus 10. Tai mes ką galim padaryti? Tiesiog visus patikrinti iš eilės. Tai jeigu mes čia įstatytume vietoj x2, o vietoj y minus 4 mes gautume 3 kart 2 minus 4 ir tai būtų 3 kart 2 6, 6 minus 4 būtų tiesiog 6 plus 4 ir tai būtų 10, kas nėra 2. Tai šitą iškart atsakymą atmetam, gali net netikrinti antros lygties. Tada žiūrime antrą. Minus 3 kart 2 minus, plus minus 4 būtų lygų minus 3 kart 2, kas būtų minus 6 ir plus minus 4 būtų minus 6 minus 4, kas būtų minus 10. Irgi netinka. Žiūrime toliau. 3 kart 2 minus 4 būtų 3 kart 2 6 ir minus 4 būtų tiesiog 6 plus 4 ir visą tai yra lygų 10, irgi netinka. Nematome net tą patį lygtis, galėtume šito ir neskaičiuoti. Ir mums lieka tik 3x plus 2. Tai jau žinome, kad tikrai bus šitas atsakymas, bet dar patikrinimai, tai visų piktų. Taigi, 3 kart 2 plus minus 4. Gauname 3 kart 2 6 minus 4 lygų 2. Ir tada čia įsistatome 2. 2 plus 3 kart minus 4 būtų 2. 3 kart minus 4 būtų minus 12, tai 2 minus 12 būtų lygų minus 10. Teisingai? Teisingai. Judame toliau. Tai kągi. Čia mes turime funkciją. Ir mums reikia nustatyti koeficiento b taško. Taigi turime 2 būdus, kaip spręsti šitą užduotį. Pirmasis būdas, mes jau žinome, kad šita funkcija eina per tašką 2 ir minus 3. Tai šiuo atveju 2 yra mūsų x, matome. O minus 3 yra mūsų y. Irgi matosi, aiškiai. Tai ką mes galim padaryti? Jeigu mums reikia b, mes vietoj y įsistatome minus 3, o vietoj x įsistatome tiesiog 2. Tai būtų minus 3 kart 2 ir prie viso to pridėtume b. Sprendžiame paprasčiausią lygtį, Tai pirma minus 3 kart 2 būtų minus 3 lygų minus 3 kart 2 būtų minus 6 plus b.
Ne? Kadangi mums reikia palikti tik B vienoj pusėje, mes pridedame 6 prie abiejų pusių, kad čia įsiprastintų 6, o čia liktų -3 plus 6 lygu B. -3 plus 6 būtų tiesiog 3 ir 3 lygu B. Ne? Tai žinome B reikšmę, bet kaip dar mes galime ją apskaičiuoti? Taigi, jeigu mes matome grafikas ir mes nežinotume šito taško, mes galime matyti, kad kai x yra 0, kad šita tiesė praeina pro tašką 3. Ne? Ir įsivaizduokit, jeigu mes statytume į šitą lygtį 0, ne, būtų y lygu -3 kart 0 plus b. O -3 kart 0 būtų tiesiog 0, mes turėtume, kad y lygu b. Tai reiškia, kad kai tiesė eina pro šį tašką, tai reiškia, kad kai tiesė eina pro šį tašką, mes turėsim tiesiog, kai tiesė eina pro 0, ne, kai x lygu 0, mes tiesiog turėsime b. O matome, kad b yra 3. Ne, nes kai x lygu 0, y lygu 3. 3 lygu b. Tai galime išspręsti grafiniu būdu, bet galime ir išspręsti tiesiog kaip lygti, kaip jums patogiau. Kągi, judame toliau. Irgi. Čia ką turime? Grietinė. Iš grietinės gauname 20% sviesto. Ne? Kiek reikia kilogramų grietinės, norint gauti 17,6 sviesto? Dabar kokią mes čia situaciją turime, ne? Norite paklausti. Įsivaizduokit, kad mes turime 5 kg grietinės ir jeigu mes prie 5 kg grietinės kažką su jo padarome, ne, ir gausi tik 20% iš to sviesto. Reiškia, kad mes turėsim tik 1 kg sviesto. Ne, 20%. Iš 5 kg grietinės. Tai dabar įsivaizduojam mane, kad kiek kilogramų reikės grietinės, norint gauti 17,6 kg sviesto. Tai geriausias būdas šitą uždavinį spręsti būtų tiesiog susidaryti proporciją. Taigi, įsivaizduojam, kad grietinė yra 100%. Ne? Mes nežinom, kiek yra grietinės, tai mes pasirašysim kaip x kg ir tai būtų 100%. Ne? Tačiau mes žinome, kad 20%, ne, tai yra sviestas, bus 17,6 tiesiog kilogramų. Ne? Taigi, susidarius proporcija x dalinta iš 17,6 lygu 100 dalinta iš 20, tai mums tiesiog reikia 17,6 kryžminių būdų perkelti viršų. Ką mes turime? X lygu 100 kart 17,6 dalinta iš 20. Ne, čia 20 ir 10 įsiprastina, 100 įsiprastina, lieka 5, 5 kart 17,6 būtų tiesiog 88 kg. Ne? Tai tokią proporciją galima susidaryti. Arba tiesiog galime iš karto rašyti šitą sprendinį ir nerašyti iš karto proporcijos. Ne? Tai tada būtų tiesiog, kad x yra 17,6 padalinta iš 0,2. Galima ir taip. Kaip jumgi visgi patogiau, ne? Bet esmė, kad atsakymė mes tiesiog rašysim 88 kilogramus. Gerai. Tikiuosi, dar manęs nepametit. Ir judame prie kito uždavinio. Taigi, stebėjimo metu nustatyti, kad Pauliui būtinas paros miego laikas gali būti apskaičiuojamas pagal formulę 24 minus 14 plus n, dalinta iš 2. Ne? Žinom, kad tai yra miego laikas valandoms per parą, o n yra Paulio amžius metai. Skaičiuokite, kiek valandų per parą turėtų miegoti 16 metų jaunuolis.
ane? Ane, tai jeigu skaičiuojam, kiek turėtų miegoti per parą, tai mes jau skaičiuosim šituo atveju n. Tn. Ane, tai mes žinom, kad jaunuolių yra 16, tai t nuo 16 bus tiesiog, ane, mes žinom, kad ten yra 16, 2, 4, minus 14, plus 16, dalinta iš 2. Tai bus 24, minus 14 plus 16 bus 30, 30 dalinta iš 2 bus 15, ir 24 minus 15 bus tiesiog 9. Tai jeigu kiek reikėtų valandų per parą, tai 9 valandų, o dabar, jeigu reikėtų nustatyti kokio amžiaus metais, jaunuoliui reikėtų miegoti 8 valandas per parą, ane, tai mes dabar žinom, kad tai yra 8, ane, o čia mes nežinome n, tai būtų 24, 14 plus n dalinta iš 2. Dabar kaip būtų galima pasilengi štai uždavinį, tai tiesiog viską padauginti iš 2, ane. Padauginam viską iš 2, kad čia išspręstum tas vietas, tai 8 kartų būtų 16, 24 kartų būtų 8, ir čia liktų tiesiog 14, nepamirštam skliausto, aišku, plus n, ane. Dabar atsiskliausti būtų kitas pravartus žingsnis, tai būtų 16 lygu 48, minus 14 ir minus n. Dabar, aišku, mums reikia teigiamo n, tai mes kelsim į kairę pusę, o 16 kelsim į dešinę. Ane? Tai bus n lygu 48 minus 14 ir minus 16. Tai 8 minus 14 bus tiesiog 34, o 34 minus 16 bus tiesiog 18. Tai reiškia, kad 8 valandų reikia 18 mečiams. Gerai, judame toliau. Dabar, kuriame iš pateiktų paveikslų yra pavaizduota funkcijos y lygu f nuo x lygu x kvadratu minus 2 grafikus. Dabar aš pakryčikuočiau šitą užduotį, biškai nėra aišku, bet mes turime sakyti, kad šitas taškas yra 0. Ne? Dabar ką mes iš čia galim išnarplioti? Ne? Mes turime funkciją x kvadratu minus 2. Ar mes įsivaizduojam, kaip jie atrodo? Ne. Bet, vėlgi atsiminkit, ką mes tikrai galim pamatyti, tai jeigu mes x sulyginam 0, tai f nuo 0 bus lygu 0 kvadratu minus 2. Ne? Tai reiškia, kad f nuo x arba f nuo 0 bus lygu minus 2. Dabar, kai x lygu 0, mes žinom, kad funkcija yra minus 2. O minus 2 bus, jeigu čia yra y teigiama pusė, čia bus neigiama. Ane? Čia minus, 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 minus. Ane? Matome, ant ties 0 šito vietoje yra teigiama reikšmė. Tai šitas atsakymas netinka. Čia taipogi matome, kad čia yra teigiamas atsakymas. Čia irgi. Tai koksai vienas lieka logiškas variantas, tai tiesiog minus 2. Ne? Nes čia matome, kaip atrodo, kad ir šitas atrodo logiškiausias variantas. Taigi atsakymas yra mūsų kaip ir D. X kvadratu minus 2 grafikas yra pavaizduotas čia. Gerai, judame toliau. Mūsis namų valdymo įrenginys 2024 metais sausio 1 dieną kainavo 1250 eurų. Žinoma, kad šio įrenginio kaina kasmet sumažėjo 20% nuo praeito metų kainos. Skaičiuokite, kiek šis įrenginys kainuos 2026 metų vasario 1 dieną. Taigi, mes žinom sudėtinių procentų formulę, tai S lygu S nulinis. Nes, jeigu matome, kad žinome, kad šio įrenginio kaina kasmet sumažėjo 20% nuo praeitų metų kainos, tai jeigu skaičiuojam nuo praeitų metų kainos, automatiškai mes naudojame sudėtinių palūkanų formulę. Tai ką mes čia turim? Kad mūsų galutinė kaina bus pradinė kaina kart 1, kadangi sumažėja, tai bus minus procentai dalinta iš 100.
ne, ir pakelta kiek, nuo 2024 iki 2026 yra 2 metai, tai kvadratu. Tai bus, ne, pradinė kaina pas mus bus 1250 kart 1 minus procentai čia 20 dalinta iš 100 pakelta kvadratu. Tai ką mes turim? 1250 kart kiek? 0,8 kvadratu, nes 1 minus 20 šimtųjų bus 0,8. Tai būtų 0,8 kvadratu kart 1250 tiesiog 800. Ne, tai prie atsakymą rašytume 800. Tikrai nėra sunkus uždavinys. Manau, supratot esmę ir kaip jį spręsti. Ok. Judam toliau. 9 uždavinys. Irgi nėra labai sunkus. Tai ką mes turime čia? Tai ką, čia reikėtų tiesiog atsiminti 2 laipsnių savybės. Tai kad jeigu turim laipsnį pakeltą n-tuoju ir padauginus tą patį skaičių pakeltą m-tuoju, tai mes turėsime, kad bus skaičius a, n plus m, ne? Ir antrą laipsnių savybę, tai jeigu mes dalinam tą patį nepagrindą, tai pagrindas būtų skaičius a iš dviejų skirtingų skaičių, to pačių skaičių, bet su skirtingais rodikliais, tai turėsim tiesiog a, n minus m. Tai jeigu žinome šitas formulės, labai lengvai sprendėme šitą uždavinį, nes žinome, kad čia bus a, čia kadangi daugybė, tai rašome 9 plus minus 4, dalinta iš a minus 2, tai 9 minus 4 bus tiesiog a 5, dalinta iš a minus 2, tai žinome, kad tai tiesiog bus a 5 minus 2. 5 minus 2, minus 2 bus tiesiog 5 plus 2, tai bus 5 septintuoju. Ne, ir atsakymą žinom, ne 5 septintuoju, o čia suklydau. Ne 5 septintuoju, o a septintuoju, ne? A penktuoju dalinta iš a minus kvadratu, ne? Bus tiesiog a 5 penktuoju minus 2, ne? Ir gauname 5 plus 2, a septintuoju. Liuks, ne? Žymė atsakymą. Ir judame toliau. Ne, dabar prieiname jau prie pobiškių sunkesnių uždavinių. Ir kągi mes čia turime? Ne, mes turime reiškinį m nuo x ir tx. Ne. Ir mums reikia pagrįsti, kad šitas reiškinys m nuo x yra, ne, šitas yra tas pats, kas šitas. Ne? Ir kaip mums tai padaryti, tai ką aš visų pirma pastebėčiau, kad čia yra 2x plus 3 ir čia bus 2x plus 3. Ne, šitas svarbu įsiminti. Ne, ir ką būtų pravartu padaryti, kad kažkaip pas mus ir čia atsirastų 2x plus 3. Dabar kaip iš šito galima gauti 2x plus 3? Ogi labai paprastai. Jei mes žinome formulę, kad a kvadratu minus b kvadratu yra tiesiog a plus b ir a minus b, mes aiškiai čia matome, kad čia mes turėsime, ne, šaknis iš 4 bus 2, tai bus 2x plus, ne, 3, ne, tą patį gavom 2x plus 3, o čia 2x minus 3. Ne, tada čia paliekam x minus 2, čia 2x plus 3. Gerai, what's the next step? What is the next step? Good question. Dabar mes žinome, kad ir čia turime 2x minus 3, ir čia, čia turim 2x plus 3, ir čia turime 2x plus 3. Mes galime tiesiog sutraukti. Simple as that. 2x plus 3, ne, lieka čia bus mūsų lieka 2x minus 3, čia lieka x minus 2. Gerai.
Koks kitas žingsnis? Ne, 2x plus 3 čia nieko nepadarysim. Tada verčiausia būtų gerai sudėti šitus narius, tai 2x plus x būtų tiesiog 3x ir minus 3 minus 2 būtų minus 5. Pasižiūrime, ar gavom, kad mx yra 2x plus 3 kart 3x minus 5. Taip, 2x plus 3 kart 3x minus 5. Įsprendėm. Ok. Judame toliau. Ir kita mūsų užduotis yra nustatyti apibrėžimo sritį. Ne, tai dabar mes turim jau iškart lygtenę. 2x plus 3, ne, mes naudojame jau šitą mūsų įrodytą. Lygtenės jį daug gražesnė už šitą. Visai 2x plus 3 ir x. Dabar labai svarbu iš karto. Mes negalim tiesiog išprastinti šitų skaičių, ne? Tiesiog negalima. Ne, nes žinom, kad apibrėžimo sritis, kaip mes ją skaičiuosim, matom, nėra nei jokių šauknų, nei jokių laipsnių. Tai viskas, kas apibrėžimo srityje gali būti, tai nebent, kad vardiklis, nelygus 0. Ir mes iškart negalime išprastinti šitą 2x plus 3 ir 3x minus 5. Ne? Nu, tipo, 2x plus 3 ir 2x plus 3 iškart nesiprastinti. Tipo, mes pirmą nustatom apibrėžimo sritį ir tada galim juos prastinti laisvai. Ne, nes jeigu vis tiek čia bus, tipo, jeigu čia bus, 2x plus 3 bus lygų 0, tai vis tiek bus dalyba iš 0 ir kas nėra gerai. Nesvarbu, kad ir čia 0. Taigi, žiūrim, kad vardiklis kada lygus 0, tai 2x plus 3 negali būti lygų 0 ir x minus 1 negali būti lygų 0. Ne, turim dvi lygtis. Tai pirmoji lygtis yra, kad 2x nelygų minus 3, padalinam abi pusės iš 2 ir gauname, kad x nelygus minus 3 antrosiomis. Čia gauname, kad x nelygus 1. Dabar, kaip rašysime atsakymą, tai x priklauso nuo minus galybės iki minus 3 antrųjų, ne? Neįskaitant 3 antrasis ir tada neįskaitant minus 3 antrasis iki 1. Ir, nepamirštam dar, u raidės, ne? Ir neįskaitant 1 iki begalybės. Tikiuosi, aišku, nieko čia per daug šitam uždavinį nėra sunkaus, tiesiog reikia svarbu neišprastinti tų 2x plus 5. Gerai, dabar einam toliau, reikia įspręsti lygtį, ne? Jup, ir atsimenam lygtį, kad jinai yra 2x plus 3, ne? 2x plus 3 ir 3x minus 5 dalinta iš 2x plus 3, 3x minus 5. Ne? Ir... Oi, ne, čia ne 3. Čia x minus 1. Tuoj palauk, pataisau. X minus 1, atsiprašau. Nematau už to klausimų, tai ir sunku parašyti. Bet gerai, judame prie n ir lygų 0. Tai jau dabar galime išprastinti ramiai šitos 2. Nes jeigu čia bus 0, tai reiškia, čia bus 0, bet čia 0 būti negali, tai čia šitas nebus kaip priskaitomas sprendinys. Ir dabar mes turime paprasčiausią trumpmenį lygtį, 3x minus 5 dalinta iš x minus 1 lygų 0. Kaip mes sprendžiam tokį lygtį? Paprasčiausiai mūsų skaitiklis 3x minus 5 yra lygus 0 ir mūsų vardiklis negali būti lygus 0. Ne, x minus... kas čia vyksta? X minus 1 nelygų 0. Ne, tai dabar čia jeigu turim tai 5 keliam į kitą pusę, 3x bus 5. Ne, ir abi pusės padalinam iš 3. Tai gausim, kad x yra 5 trečiosios
Ir tada x keliam šitą pusę, kad x nelygu 1. Ir jeigu reikėtų parašyti atsakymą, tai žiūrim vardiklį. Ir tai yra tiesiog 5/3. Liuks. Nieko sunkaus, judame toliau. Gerai. Duota kvadratinė nelygybė. X kvadratu minus 2x. Daugiau arba lygu už 0. Kuriame iš atsakymų variantų nurodyti visi šios nelygybės sprendiniai. Ane? Tai yra du būdai. Vienas yra patikrinti kažkurį šitų sprendinių šitoje nelygybėje ir pažiūrėti, ar jis tinka. Arba kitas, manau, lengvesnis biški būdas yra tiesiog minus 2x daugiau arba lygu 0 įspręsti. Tai kaip reikėtų, ane, čia yra, nėra tik skaičiaus, ane, yra tik x kvadratu ir 2x minus 2x, ne, taip visų pirma prisilyginam 0, ne, kai jeigu sprendžiam nelygybę, tada įsikeliam x priskliaustus, gausim x minus 2 lygu 0, ką, ir tada žinome, kad x lygu 0, x lygu 2, ne, šitos lygties. Tada brėžime parabolę. Ir kadangi čia yra teigiamas koeficientas, bus į viršų mūsų parabolė ir čia turim taškus nuo 0 iki 2. Ir dabar žiūrime, kada daugiau, tai daugiau bus nuo čia iki čia. Tai matome, kad x priklauso nuo, ir žiūrim kokie rutuliukai, daugiau arba lygu, tai šitie irgi įeina. Tai mes turime nuo minus begalybės iki 0. Lūštiniai skliaustai ir nuo 2 iki begalybės. Ir tai mums duoda atsakymą D. Ne, nieko irgi sunkaus, judame toliau. Gerai, dabar yra funkcijos nagrinėjimas. Paaišlė pavaizduota funkcijas f nuo x grafikas. Žinoma, kad šios funkcijos mažiausia reikšmė yra minus 5, ne, šitoj vietoj. Dabar nuosėmis paveikslo duomenims užrašykite funkcijos f nuo x apibrėžimo sritį. Tai mes žinome, kad apibrėžimo sritis yra x mūsų, ką mes čia galime matyti, kad x priklauso nuo minus 6 iki 6, ne? Visą šitą tarpą. Bet vienas labai svarbus niuansas. Ties minus 4 mes matome, kad šitas apskaitimas yra, šitas rutuliukas yra tuščias. Ką tai reiškia? Kad šita funkcija atitrūksta taške ant minus 4. Taigi apibrėžimo sritis bus viskas nuo minus 6 iki minus 4. Ne, čia du laužtinius skliaustus. Čia paprastus, nes minus 4 neįeina. Ir sąjunga nuo minus 4 iki nebegalybės, atsiprašau. Nuo minus 4 iki 6 su laužtiniais skliaustais. Ne? Gerai. Tai apibrėžimo sritis nustatyta. Ir dabar naudodami paveikslo duomenimis nustatyti, su kuriomis argumento reikšmėmis funkcija f nuo x įgyja teigiamas reikšmės. Tai kada funkcija įgys teigiamą reikšmę, tai kai y bus teigiamas, ne? Tai visas šitas ruožas nuo 0. Ne? Tai kada įgyja funkcija reikšmės, matome čia minusas pradeda kilt ir ties ketvertukų funkcija pradeda kilt iki 6. Bet kadangi dar ant 4 jinai yra 0, bet ir mūsų prašo, kada teigiamas, o ne neigiamas reikšmės, tai mes 4 neskaitom, nes ant 4 bus 0. Ir rašome, kad x priklauso, x gal, nemanau, kad, užtenka tiesiog parašyti x priklauso nuo 4, su paprastais skliaustais iki 6 su laužtiniais skliaustais, nes jau ant 6 jis vis dar yra teigiamas. Liuks irgi, tiesiog grinai teorija, žinoti, ką reikia daryti su grafiku ir nebus čia jums jokių sunkumų. Gerai, žiūrim toliau. Kuris teiginys apie lygtis
x minus 2 dalinta iš x minus 1 lygu minus 2 dalinta iš x minus 1. Sprendinys yra teisingas. Dabar, iškart matome, kad abiejose pusės yra minus 2 dalinta iš x minus 1. Tai mes galėtume juos išprastinti būdų, bet jeigu mes juos išprastinam, mes turim būtinai paminėti, kad x minus 1 nelygu 0, ne? Nes čia yra vardiklis. Ne, mes šiaip galim, mes matome, kad lygtis sprendinių neturi. Lygtis turi vieną sprendinį, lygtis turi 2 sprendinius ir lygtis turi be galo daug sprendinių. Ne, ir kaip mes dabar tai sužinosime. Ne, tai geriausia yra tiesiog apskaičiuoti lygtį. Dabar mes galim skaičiuoti ilguoju būdu, mes galim visus šitus bendravardiklinti skaičius, bet mano nuomonė daug paprasčiau būtų tiesiog paprastai išprastinti iš abiejų pusių 2 dalinta iš x minus 1. Ne, nes jie abudu yra vienodi. Tik sakau, labai svarbu paminėti, kad x minus 1 nelygu 0. Ne? Jeigu statysim 1, bus dalyba iš 0 ir to negali būti. Ne, tai jeigu mes išprastinam šitą ir šitą, kas mums lieka? X lygu 1, bet ką mes matome? Kad x negali būti lygus, jeigu 1 perkeliam kitą pusę 1. Tai mes gaunam, kad vienintelis sprendinys yra 1, bet 1 negali būti lygties sprendinys, todėl mes žymime, kad lygtis neturi sprendinių. Na ir dabar turime kitą uždavinį, 14. Trikampio ABC viršūnių koordinatės yra A, B, C, ne, duoti atitinkami skaičiai, kurie tiesiai yra šio trikampio kraštinė AB. Ne, tai dabar ką mes galim padaryti, tai mažą vizualizaciją, labiau, kad maždaug įsivaizduoti, ką mes čia turim. Ne, dabar reikia tiesės, kuri eina per kraštinę AB. Ne, mes turim visas trikampio A, B ir C koordinatės, bet logiškai, jeigu mums reikės tik A, B tiesės, mums C net realiai nereikia. Mums užtenka A ir B taško. Tai dabar, kur bus maždaug A taškas, tai minus 1 ir 8, ne? Minus 1 bus čia, ne, kažkur x ašyje ir 8 bus čia. Mes turėsim kažkur čia ir tada turėsim B tašką ant 4 ir minus 2. Tai bus kažkur 4 čia ir minus 2 čia. Ane? Tai jeigu turit langelis sąsiuvinį, galite viską gražiai nusipiešti ir viskas bus gerai. Bet jeigu neturite langelį sąsiuvinio ir jums reikia išspręsti šitą uždavinį, tai mes žinome, kad tiesės lygtis yra ax plus b. Dabar kaip mes apskaičiuosim a ir b, mes žinome net 2 taškus, nesizduota, čia yra tiesi. Va. Čia yra, sorry. Kas čia vyksta? Mes turime tiesenę, kuri eina ir per A, ir per B. Eina. Ir ką mes dabar turime? Mes realiai turim 2 tos tiesios taškus. Tai minus 1 ir 8 ir 4 ir minus 2. Tai mes galim tiesiog tos taškus įstatyti. Tai vietoj y bus 8 daleisime, jeigu įstatom tašką A. Tai 8 bus lygu A. Čia minus 1, tai bus minus A plus B. O čia mes įstatom B tašką, tai turėsim, kad minus 2 yra A kar 4, tai bus 4A plus B. Sprendžiam šitą lygčių sistemą, ką mes gaunam. 6 lygu minus A plus B. Tai galima spręsti ir keitinio būdu, galima spręsti ir sudėties būdu. Mes spręsime iš sudėties būdu. Tai jeigu šitą padauginsim iš minus 1, ką mes čia turėsim? Turėsim minus 8 lygu A minus B, o čia turėsime minus 2 lygu 4A plus B. Sudedam abi šitas lygtis, ką mes turime. Minus 8 minus 2
bus minus 10, a plus 4a bus 5a ir minus b plus b įsiprastina ir ką mes gaunam? A abipusės padalinam iš 5 ir gauname minus 2. Ne? Ir dabar jau kai žinome, kad a lygu minus 2, dabar galim, pavyzdžiui, statyti šitą lygtį a ir ką gausim? 8 lygu minus a, tai minus 2 bus 2 plus b. Ne, ir dabar jeigu b reikėtų skaičiuoti, 2 kelias į kitą pusę, gauname 8 minus 2 ir tai bus tiesiog 6. Ne, tai mes žinom, kad šita tiesės lygtis yra minus 2x plus 6. Ne? Ir mes matome, ne, kad tais pačiais skaičiais yra dvi lygtis. Dabar kurią pasirinkti? Ne, tai mums reikia šitokios formos, kad y lygu minus 2x plus 6. Tai ką čia darysim? Kelsim y į kitą pusę, turėsim y lygu 2x plus 6. Ar mes tokią turim lygti? Ne, nes čia yra su minus 2x, o čia yra su 2x. Čia ką bandom, jeigu kelsim? Y keliam į kitą pusę, 2x ir minus 6, gaunam 6. Nu kągi, einame prie 15 uždavinio ir kągi mes čia turime. Mes turime, kad laivas plaukia upės viduriu, priekyje laivininkas mato 6 metrų pločio ir 8 metrų aukščio tilto arką. Ne, čia matome. Tilto arka yra parabolės formos. Nežinom, kas yra parabolė. Laivo dalies esančio virš vandens aukštis yra 5 metrai, o plotis 4 metrai. Ane? Įsivaizduojam laivą, ane? Stikrina laivas praplaus pro šią tilto arką. Atsakymą pagrįskite, laikykite, kad laivo dalies esančio virš vandens pjūvis yra stačiakampis 4 metrai ir 5. Tai ne, tai maždaug mūsų laivas čia būtų. Nu, gal ne toks laivas, bet pagal užduotį taip nurodyta. Ane, ir mes įsivaizduojame dabar, kad kadangi laivas, arka yra parabolės formos, tai dabar ką mūsų reiškia, kad laivas mato 6 metrų pločių, kaip tai atrodo ant koordinačių plokštumos, tai galim tiesiog nusibrėžti, 6 metrai būtų iš visų, tai reiškia, kad bus po 3 metrus, nes parabolė šita yra simetriška, dabar po 3 metrus ir dabar ką mes matome, kad yra 8 metrų aukščio, tai bus, žinom, kad viršūnė bus ant 8 metrų, ir įsivaizduojam, kaip atrodo parabolė, parabolė atrodo kažkaip mus taip. Ir mums reikia įsiaiškinti, ar pro šitą parabolę laivas praplaus, kaip mes dabar tai patikrinsim. Dabar įsivaizduokime, įsistatome laivą, jeigu jis yra 5 metrų aukščio, tai aukštis bus kažkur čia, 5, ir plotis po 2 metrus, tai bus čia ir čia, kažkur po 2 metrus, o netiau, plotis yra 4 metrai, bet kadangi mes rašome iš abiejų pusių, tai čia bus minus 2 ir minus 2, nubrėžiam, ir dabar kuris yra taškas, kuris jeigu išeis, tai išeis ir visas laivas, kad jis nepraeis, tai realiai yra taškas šitas paskampinis, kurio koordinatė yra 2 ir 5. Tai mums reikia paskaičiuoti, ar šitas taškas yra prieš parabolę, tiksliau, parabolės viduje, kitais žodžiais, ar arkoje yra, ar už arkos ribų, tai jeigu jis yra už arkos ribų, tada laivas pro jį negalės praplaukti, Tai dabar jau, kai žinome, kaip yra sudarytas visas uždavinys, einame toliau ir sprendžiame tiesiog uždavinį. Ir kaip mes jį spręsim, mums reikia paskaičiuoti parabolės funkciją ir įsistatyti dvejetą ir pažiūrėti, ar šis stačiakampis eina į tą parabolę ar neįeina. Tai kaip mes rasime parabolės funkciją, žinoma, kad parabolės funkcija yra y lygu ax kvadratu plus bx plus c,
Ir mes turime taškus tokius. Čia yra taškas 0 ir 8. Žinome, kad parabolė eina taip pat pro tašką 3 ir 0. Ir eina pro tašką minus 3 ir 0. Ne? Tai mes realiai galime ir statyti. Pirmą galime statyti šitą tašką, ne 0. Tai būtų y lygu a kart 0 kart b kart 0 plus c. Kliau ne y, o 8. My bad. 8, ne? Ne, tai a kart 0 bus tiesiog 0, b kart 0 bus tiesiog 0. Tai ką mes turim, kad 8 lygu c. Dabar mums reikia apskaičiuoti a ir b. Ne, tai galim vietoj c jau rašyti 8. Ne, ir dabar ką mes turime? Statome šitą. Vieną funkciją, kad 0 lygu a. Dabar statome šitą funkciją, tai 3 kvadratu bus tiesiog 9. Tai 9a plus, kiek b čia bus, plus 3b, ne? 3 kart b plus 8. Ne, ir čia tada įsistatom kitą. Čia bus 0 lygu minus 3 kvadratu bus taip pat 9, tai bus 9a. Čia bus minus 3b plus 8. Ne? Ir matome šitos funkcijos labai gražiai sudėties metodų. Įsiprastina ir 3b ir minus 3b. Ir su kuo mes esame palikti. Tai 9a plus 9a bus 18a. Ir 8 plus 8 bus 16. Ne? Tai 0 lygu 18a plus 16. Ir kitas mūsų žingsnis paskaičiuoti a. Tai a bus 18a bus lygu 16 perkeliam kitą pusę minus 16. Ką gaunam, kad a lygu minus 16 dalinta iš 18, bet 16 dalinta iš įsiprasina dar iš 2 ir bus tiesiog 8/9. Minus 8/9. Ir jeigu tada reikėtų skaičiuoti b, tai statytume pavyzdžiui į šitą lygtenę. Tai būtų, kad 0 lygu minus 8/9 kart 9 plus 3b plus 8 lygu 0. Ne, minus 8/9 kart 9 būtų tiesiog minus 8. Tai minus 8 plus 8 bus 0. Tai reiškia, kad 3b bus lygu 0. Tai reiškia, kad b bus lygu 0. Ne? Minus 8 plus 8 bus 0. Ne? Pagaunam. Ir, ne, dabar mes turime parabolės formulę. Tai bus tiesiog y lygu minus 8/9 plus 8. Oi, minus 8x kvadratu. Dabar mes įmame skaičių 2. Ir žiūrime, kaip atrodys mūsų taškas ties 2. Minus 8/9 kart 2 kvadratu plus 8. Tai minus 8/9 bus 2 kvadratu bus 4. Tai 4 kart 8 bus 32. Tai minus 32 dalinta iš 9 plus 8. Ne? Ir visa tai bus lygu 49. Dabar 49 yra daugiau ar mažiau už 5? 49 yra mažiau už 5. Ne? Tai reiškia, kad ties 2 parabolė yra žemiau. Ne? Jau 5 ir 2 taškas nepatenka į to parabolės vidų. Tai reiškia, nepatenka ir arkos vidų. Tai kadangi 49 yra mažiau už 5, ką rašome atsakymę? Kad laivas nepraplauks. Kągi. Turime 16 uždavinį. Ir kągi mes čia matome, duota kvadratinė nelygybė x kvadratu plus bx plus c. Žinoma, kad nelygybės sprendiniai yra visi realieji skaičiai, kurie iš žemiau pateiktų nelygybių yra teisingi. Gerai, dabar pagalvokim. Kada x kvadratu plus bx plus c
ne, kai turime lygti, kada visi jo sprendiniai yra daugiau už 0. Ne? Visgi yra tada, kada mes turime diskriminantą, ne, įsivaizduom, jeigu diskriminantas yra lygus 0, tai mes turime vieną sprendinį ir tą patį. Tipo, esmė, kad turim vieną sprendinį, ne? Jeigu diskriminantas yra daugiau už 0, mes turime begalę daug sprendinių. Ne. Jeigu diskriminantas lygu 0, mes turim vieną sprendinį, o jeigu diskriminantas yra daugiau už 0, mes turime 2 sprendinius. Tačiau kai mes neturime, diskriminantas yra mažiau už 0, mes reiškia turim 0 sprendinių. Bet ką tai reiškia? Kad ši lygtis yra tokia. Ne, ir ji niekada nepasiekia x ašies, kada yra jinai lygi 0. Ne, ir ką mes iš to galim išpešti, kad, ne, matome, kai diskriminantas yra mažiau už 0, tai parabolė yra žoskai pakilus. Ne, ir ji nesiekia 0. Tai reiškia, kad ji visai bus daugiau už 0. Tai reiškia, šita lygtis, kada jinai bus teisinga, tai kai jos diskriminantas bus mažiau už 0. Tai reiškia, kad b kvadratu minus, kadangi a yra 1, tai tiesiog 4c bus mažiau už 0. Ne? Ir dabar, kuris būtų teisingas atsakymas, tai mes turim, kad b kvadratu yra mažiau už 4c ir tai būtų mūsų antras variantas. Ne? Čia tiesiog išmąstoma, logiška, tikrai viskas normaliai. Ok, judame toliau. Ne, čia dabar matome koreliacinį ryšį. Ne, ir kuri iš diagramų vaizduoja neigiamą koreliacinį ryšį. Ne? Tai kas yra koreliacinis ryšys? Ne, tai įsivaizduojam, kad teigiamas koreliacinis ryšys yra, kad jeigu čia turim x ir y, tai daleiskim, čia būtų x būtų išgerta Coca-Cola. Ne, o y būtų cukraus kiekis. Ne, tai kuo mes daugiau išgertume Coca-Colos, tuo mes turėtume daugiau cukraus kiekį. Ne, tai čia būtų teigiama koreliacija. Ne? O neigiama koreliacija būtų, jei mes, pavyzdžiui, turėtume, gerai, kokį čia pasiemam atvejį, jeigu, čia būtų, pavyzdžiui, išleisti pinigai, o čia būtų santaupos. Tai mes turėtume daug santaupų, jeigu išleistume mažai pinigų, ne? Bet jei mes išleisime daug pinigų, mes neturėsime iš vis santaupų, ne? Tai čia būtų neigiamas koreliacija. Tai kitais atvejais, jeigu vienas dydis didėja, tai kitas mažėja. Ir dabar mes matome čia du iš vis atvejais iš koreliacijos, nes čia iš vis nėra koreliacijos, nes čia matome, tai yra tiesiog paprasti taškeliai, čia gal yra kokia koreliacija, bet tai yra labai maža. O čia mes matome aiškią koreliaciją, ne? Ir kuri pagal jūs yra neigiama, tai čia matome mes teigiamą koreliaciją, nes didėja y, didėja ir x, o čia matome, kad kuo didėja x, tuo mažėja y. Taigi turime neigiamą koreliaciją. Taigi atsakymas yra C. Gerai. Judame toliau. Dabar kuris ryšys yra koreliacinis? Tai ką tik įsiaiškinom, kas yra koreliacinis ryšys. Taigi mobiliojo telefono ekrano dydis ir metinis kritulių kiekis. Ar tai yra koreliacija? Turbūt ne. Nes kaip jie susiję? Nelabai. Tada teatro parodytų spektaklių skaičius ir per metus ir šalies miškų plotas. Tai miškų plotas su teatru kažkaip man nelabai kimba. Irgi netinka. Tada žiūrim žuvies suvartojimas per metus ir universitetų skaičius. Na, iš tiesų, nežinau, kokios statistikos, kuris skaitų, kad kiek žuvų suvartojama, tiek ir šalis turi universitetą. Tai žiūrim D variantą, tai turbūt bus teisingas, tai klimato kaita ir ekstremalių orų reiškinių dažnumas. Ne?
kas yra tiesa, ne? Nes kuo yra didesnė klimato kaita, tuo mes matome dažniau ekstremalius orus, labai karštą, pavyzdžiui, arba labai vėjuotą, ne? Tai šitas yra teisus. Čia yra neigiama koreliacija. Gerai, dabar pasižiūrime kitą uždavinį, ne? Ne, biškai. Ne, ten tiesiog pavaizduotas trikampis MNP. Gerai, naudojame paveikslo duomenimis apskaičiuokime sinus kampo P ir tangentą kampo P. Atsakymą pateikite 10 netrumpą. Ne, tai čia turime kampą P, kaip skaičiuojamas sinusas kampo P, tai mes imam kraštinę priešais jį ir dalinam iš žambinės. Tai būtų MN iš NP, kas būtų tiesiog 6 dalinta iš 10. Ir tai bus tiesiog 3/5. Dabar kaip paskaičiuosim tangentą kampo P, ne, tai bus kraštinė MN, ne, irgi priešinga kraštinė, padalinta iš kraštinės prie jos, MP. Ne? O kadangi mes nežinom MP, bet kaip mes MP galim suskaičiuoti, tai žinom, kad MP kvadratu būtų NP kvadratu minus MN, ne, pagal Pitagoro teoremą. Tai jeigu mums reikėtų MP, tai mes trauktume šaknį iš 10 kvadratų minus 6 kvadratų ir tai būtų 100 minus 36, kas būtų šaknis iš 64 ir tai būtų tiesiog 8. Taigi MN būtų pas mus šiuo atveju 6, o MP 8 ir ką mes turime? 3/4. Ne? Tai su šitu jau suskaičiavom. Žiūrime toliau. Ir mes turime, kad mums reikia apskaičiuoti trikampio NMP plotą. Labai lengvas uždavinys, ką mes darom. Žinom, kad trikampio ploto formulė yra pagrindas kartu aukštinė dalinta iš 2, bet kadangi pas mus aukštinės susiję su statiniu kampu, tai mes tiesiog skaičiuojam šešienę kart kita statinis ir padalinam iš 2, kas bus 6 kart 8 bus 48 ir dalinta iš 2 bus tiesiog 24. Ir tada trečia mūsų užduotis yra nustatyti pusiaukraštinės nubrėžtos į žambinę NP ilgį. Pusiaukraštinė ne kraštinė, kuri dalina čia per 2, kad čia būtų 5 ir 5. Ir čia jau reikėtų teorijos. Ir ką mes žinom? Mes žinom, kad mes jeigu apibrėžtume šitą trikampę, ne? Pabandysiu kuo geriau apibrėžti, bet jeigu mes apibrėžtume šitą trikampę apskritimų, mes žinotume, kad čia yra lygiai kraštinė. Ir čia yra lygiai kraštinė, čia yra lygiai kraštinė ir čia visur yra spinduliai. Tai čia tiesiog yra iš teorijos, čia sunkiai apskaičiuotume tą NP pusiaukraštinė kitaip, bet ką reikia tiesiog žinot, kad pusiaukraštinė yra tokia pati kaip pusė iš žambinės. Nes čia pagal trikampio apibrėžimą, jeigu mes apibrėžtume šią kraštinę. Gerai. Oi, ne šią kraštinę, o šį trikampį, jeigu apibrėžtume. Gerai. Einam toliau. Ir dar turim geometrijos. Ne, vėl. Gerai, turbūt labai norėčiau viskį. Va, gerai. Tikiuosi, jums gerai matosi, nes man matosi gerai. Ir mes tą, ką turime. Matome apskaitimą, lygiakraštį trikampį ir 2 spindulius. Dabar mums reikia apskaičiuoti kampą AOC. Ne? Šitą kampą. Ir dabar jau tiesiog grinai, kiek mes gerai išmanome teoriją. Ne, mes žinom, kad jeigu čia yra lygiakraštis trikampis, tai jo ir kraštinės visos lygios, ir visų antra, jo visi kampai yra lygus. Mes žinom, kad šitas kampas ABC yra lygus 60 laipsnių. Ir dabar matome, kad kampas AOC remiasi į tą patį lanką, kaip ir kampas ABC. Ne? Bet kadangi ne
kampas AOC yra centrinis kampas, tai jisai yra lygus, kampas AOC yra lygus lankui AC. Ne? Bet žinoma, kad kampas ABC yra 60, bet jis yra lankas AUC, ne, lankas AC yra dvigubai mažesnis, dvigubai didesnis už kampą ABC. Todėl mums reikia kampą ABC padauginti iš 2. 60 kart 2 būtų tiesiog 120 laipsnių. Kampas AOC būtų lygus lankui AC ir tai būtų lygus 120 laipsnių. Judame toliau, dabar skaičiuojame lanko ACB didumą. Ne? Prie šito uždavinio per daug nesidėsime, nes žinome, kad kampas A irgi yra 60 laipsnių. Ne, jeigu mes dabar įsivaizduojame kampą ACB, ne, ACB, ne, tai jeigu dabar mes biškį čia nutrintume informacijos, ne, ir nubrėžtume čia dar vieną spindulį, ne, ką mes turėtume, duolelį lygius kampus, ne, nes vėl 60 laipsnių, remiamės į šitą lanką, dvigubai didesnis, tas pats kampas, čia tas pats kampas, tai būtų kampas ACB, būtų tiesiog kampas AOC plus kampas COB. O kadangi šitas yra 120, 120, tai iš viso bus 240 laipsnių. Labai viskas čia lengva. Ir judame toliau. Ir dabar ką mes turime? Tai trikampio ABC ilgis lygus 4 cm. Ir dabar mums reikia apskaičiuoti šio trikampio plotą ir atsakymą pateikti pavidalu 4 šaknis iš A. Ne, tai jeigu čia yra 4, 3 ir 4, mums reikia ploto. Tai jeigu atsimenat, jei neatsimenat trikampio, lygiakraščio trikampio ploto formulės, tai kaip mes skaičiuojame, visų pirma galim nusibrėžti čia, ne, aukštinę. Ne, tai žinom, kadangi čia yra lygiakraštis, tai čia bus 2 lygios kraštinės po 2. Ne? Čia bus 2 ir 2. Ir mes apsiskaičiuotume aukštinę. Tai aukštinė būtų 4 kvadratu minus 2 kvadratu ištraukta šaknis. Ne, Pitagoro teoremą vėl pritaikome. Tai būtų 16 minus 4 būtų šaknis iš 12. Šaknis iš 12 būtų tiesiog, ne, šaknis iš 4 kart šaknis iš 3. Tai būtų 2 šaknis iš 3. Ne, dabar jeigu reikėtų paskaičiuoti plotą, tai mes dauginam mūsų formulę A kart H dalinta iš 2, tai dauginam pagrindą, tai bus 4. 4 kart 2 šaknis iš 3 ir padalinam iš 2. Ne, čia 2 išsiprastina, su kuo mes liekam, 4 šaknis iš 3. O mums reikia pavidalo 4 šaknis iš A, tai pas mus A bus lygu tiesiog 3. Ir dabar mums reikia apskaitimo spindulio ilgio. Ir bent jau kaip aš skaičiuočiau, tai dabar viską ištrinsim, pasižiūrim čia formulės, ne? Ir matome, kad trikampio plotas yra matome, kad čia yra apibrėžtas trikampis. Ne, aplink apskaitimą. Tai mes matome formulę ir ta formulė pas mus yra su apibrėžtu trikampiu, kad plotas yra A kart B kart C dalinta iš 4R. Ne, tai pas mus tada, jeigu žinom, kad S yra A, B, C dalinta iš 4R, ne? O R tada būtų, jeigu S eitų žemyn, o 4 eitų virš, 4 liktų ten pat, bet S eitų apačion.
ne? Su kuo mes liekame? Tai būtų A kart B kart C dalinta iš 4 iš S. Žinom, kad pas mus S yra 4 šaknis iš 3, ne? O A, B, C visos kraštinės yra 4. Tai 4 kart 4 kart 4 dalinta iš 4 kart 4, kiek daug ketvirtų 4, šaknis iš 3, ką mes turim? 4, 4 išprasna, 4 išprasna, turim 4 padalinta šaknis iš 3, panaikinam racionalumą vardiklį, abi pusės padarom šaknis iš 3, turime 4 šaknis iš 3 dalinta iš šaknis iš 3 kart šaknis iš 3. Ne, ir visa tai bus lygu. Tiesiog 4 šaknis iš 3, o ne šaknis iš 3 kart šaknis iš 3 bus tiesiog 3. Ir turime ir 4 šaknis iš 3 dalinta iš šaknis iš 3 šaknis iš 3, viršui rašome 4 šaknis iš 3, o pačioj šaknis iš 3 kart šaknis iš 3 bus tiesiog 3. Ir mes turime atsakymą ir judame toliau. Paskutiniai 10 uždavinių. Laikykitės dar ramiai. Kągi, turim paveiksle pavaizduotą keturkampį ir į jį brėžtas apskritimas. Labai lengva užduotis. Jeigu žinome savybę, aplink kokį keturkampį mes galime apibrėžti apskritimą, kurio priešingų kraštinių sumos yra lygios. Ne, taip, kas bus 6 plus 7, turėtų būti lygių 4 plus A. Ne, tai jeigu skaičiuojam A, 4 eina į kitą pusę, tai 6 plus 7 bus 13, 13 minus 4 bus tiesiog 9. Reiškia, A yra 9. Labai lengvas uždavinys. Judame toliau. O, dabar geras uždavinys. 500 metrų kelio atkarpa eina 6 procentų statumo įkalnį. Čiuokite, kokį kampą laipsniais kelią sudaro su horizontu. Atsakymą pateikite vieno tikslumu. Ne, įsivaizduojam 500 metrų kelio atkarpą. Ne, statumas 6 procentai. Ne, ir mums reikia paskaičiuoti, kokį kampą šitą įkalnę sudaro su horizontu. Tai mums reikia kampo didumo. Ne, gal aš šį galima gražiau nupiešti. Ne, mums reikia šito kampo. Ne, bet ką mes galim padaryti? Mes galim čia užrašyti aukštį. Ne, ir mes tada turim čia gražų statų trikampį. Ne, dabar mums reikia išnaudoti 6 procentus. Ne, ir turbūt kampą skaičiuosime žiūrėdami sinus. Ne, jeigu šitą kampą vadinsim alfa, tai bus sinus alfa, bus tiesiog h dalinta iš 500. Dabar kaip mes paskaičiuosime h, mes įsivaizduom, kad 500 pas mus yra 100 procentų. Ne, vėl darome proporciją. O tada h, ne, ant kiek pas mus yra pakilimas yra 6 procentai. Ne, tai mes ir rašome, kad pakilimas yra 6 procentai. Dabar susidarius proporcija, 500 dalinta iš h lygu 100 dalinta iš 6. Tai gauname, kad h yra 500 kart 6 dalinta iš 100. 100 ir 500 įsiprastina, lieka 5. Ir 5 kart 6 bus tiesiog 30. Ne? Simple as that. Tai ką mes turim? 30 dalinta iš 50. 500. Ne? Tai kokį mes čia sumą turim? Gausim 3/50. Ir dabar, ne, viskas įsitrins, bet aš dabar parodysiu, kaip paskaičiuoti. Ne? Jeigu mes norim paskaičiuoti kampą, reikia sinus minus pirmame. Ne? Įmam mūsų reikšmę, kas bus 3 iš 50 ir gauname 0,06 0,06
Palaukit, reikia sinus. Kaip dabar apskaičiuoti reikšmę, tai mes imam sinusą. Ir rašom čia 3 dalinta iš 50. Ką mes turim? What the fuck? Okei. Mes buvom radianus jungi. Gerai. Tai imame sinus minus pirmame ir tiesiog rašome 3 dalinta iš 50. Ne, ir ką mes turime? 3,3. Kadangi mums reikia vieną tikslumą parašyti atsakymą, mes rašome tiesiog 3. Man aišku, jums aišku, judame toliau. Dabar reikia suprastinti reiškinį. Ne? Ir kadangi mes trigonometrijoje žinome tik 2 formulės, sinus kvadratu plus kosinus kvadratu lygu 1 ir tangent lygu sinus iš kosinus alfa, neturėtų būti taip sunku. Ką mes matome? 1 minus sinus kvadratu alfa. Jeigu mes čia sinus kvadratu alfa perkeltume į kitą pusę, ką mes turėtume? Kvadratu alfa lygu 1 minus sinus kvadratu alfa. Taigi šitą galime tiesiog persirašyti kaip kosinus kvadratu alfa. Vieną dalyką jau suprasnom. Dabar pridedam prie to tangent kvadratu alfa kart kosinus kvadratu alfa. Ne, dabar galėtume iškelti kosinus kvadratu alfa prieš kliausus, bet ar tai daryti patogu? Turbūt nelabai. Ką mes galim padaryti? Tiesiog kosinus kvadratu alfa, o tangent kvadratu alfa persirašyti kaip sinus kvadratu alfa dalinta iš kosinus kvadratu alfa kart kosinus kvadratu alfa. Ne, ir ką mes matome? Kosinus kvadratu alfa įsiprastina, su kuo mes liekam? Kosinus kvadratu. Ne, kosinus kvadratu alfa plus sinus kvadratu alfa. Kas bus lygu? Tiesiog 1. Ir visas uždavinys ir baigtas, tiesiog žaidimo su formulė. Judame toliau. Dabar kokio didumo kampą laipsniai sudaro mechaninio laikrodžio minutinė ir valandinė rodiklė. Jei laikrodis rodo 19 valandų ir 20 minučių. Dabar pasistengsiu savo geriausiu pasirašytą apskritimą. Įsivaizduom čia 12, 1, 2, 3, turim laikrodį, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ir, gerai. Gal biškai per arti, bet, esmę suprantat. Dabar, jeigu 19 valandų, tai ant kur sėdės rodiklė? Ant 7 valandos. Ne, tai valandinė rodiklė bus čia ir 20 minučių bus tiesiog ant 4, ne? Nes minutės eina kas 5. Dabar, kokį kampą sudaro, pavyzdžiui, 12 ir 1 valandos, ne? Tarpas, ne? Nežinom, kad visas apskritimas yra 360 laipsnių. Tai norint žinoti, kiek laikrodis paeina per 1 valandą, nuo 12 iki 1 koks būtų kampas, tai mums tiesiog reikia padalinti iš 12. Ne? Ir 360 laipsnių iš 12 bus tiesiog 30 laipsnių. Ir žinom, kad nuo 12 iki 1 valandos reikia 30 laipsnių, tai nuo 4 iki 7 bus vienas perėjimas 30 laipsnių, antras perėjimas dar 30 laipsnių ir trečias perėjimas 30 laipsnių. Tai iš viso bus tiesiog 90 laipsnių. Liuks, lengvi uždaviniai ant galo, judame toliau. Na ką? Čia vėl yra žiūrima jūsų teorija. Kaip jūs gerai sugebate atsiminti. Ir ką mes čia turime? Apskaitimą ir turim suskirtusias stygas. Ir žinoma, kad apskaitimo spindulio ilgis yra 13, tai galim pasirašyti, kad onai bus 13, o stygos KL visas yra ilgis, ne 24. Dabar ką mes žinome? Dviejų susikertančių stygų savybė.
Tai kokia jinai yra? Mes turim atsiminti, kad KP kart PL, ane, visus įkartančios įjus, ane, yra lygu MP kart PN. Ane? Ir dabar mums reikia pasakyti, kodėl KP yra lygu PL. Ne, ir tai pasakyti yra labai nesunku, kadangi čia yra statų, kadangi MN yra stati, ne, šita kraštinė yra stati KL, mes žinome, kad KP yra lygu PL. Ne, tai jeigu KL visas ilgis yra 4, tai KP ir PL bus 12. Tai 12 kart 12. O MP dabar. Mes nežinom MP ir mes nežinom PN, bet ką mes žinom, kad spindulio ilgis lygu 13. Tai visos stygos ilgis, pavyzdžiui, MN bus lygu tiesiog 26, ne? 13 kart 2. Ir dabar, jeigu mums reikėtų pasirašyti, pavyzdžiui, MP, kaip X, ne? Jo, nes mes skaičiuojame MP, tai tada PN, kam būtų lygu? Tiesiog MN minus MP. Jis būtų tiesiog 26 minus X. Ne? Ir ką mes turime? Kad X kart 26 minus X. Tai 12 kart 12 lygu X kart 26 minus X. Tai ką mes turime? Čia 144, o čia 26X minus X kvadratu. Ką toliau darome? Sprendžiame kvadratinę lygtį. Aš siūlyčiau šitą persikelti į šitą pusę, kad turėtume X kvadratu teigiamą. Tada būtų minus 26X, ne, irgi keliamas kitą pusę, o čia lieka 144. Visą tai prilyginam 0. Paskaičiuojame diskriminantą, tai bus 26 kvadratu minus 4 kart 144. Ne, vieną tada rašom. 26 kvadratu minus 4 kart 144 bus tiesiog lygu 100. Ne, dabar jeigu skaičiuojame sprendinius, ne, turėsime 26 plus minus 100, šaknis iš 100, ne, dalinta iš 2. Ir tai bus 26 plus 10 bus 36 ir dalinta iš 2 bus 18. Ir dabar 26 minus 10 bus 16, dalinta iš 2 bus tiesiog 8. Ne? Tai reiškia, kad atsakymas, kad MP gali būti tiek 18, tiek 8. Aišku, pagal brėžinį nelabai logiška, bet turime pateikti abudu atsakymus, nes jeigu gaunam 2 sprendinius ir nėra dėl ko parašyti vieno atsakymo, tai liekame su 2 atsakymais. Na ką, ir einame prie mūsų paskutinio penketuko. Ir ką mes čia turime? Ne, turime 3 kraštinių ilgius ir mums reikia apskaičiuoti didžiausią kampą. Ir kaip mes tai padarysime, mes iš tikrųjų panaudosime iš pradžių mūsų formulę kosinusų teoremos, kuri mums labai aiškiai paskaičiuos kampą, nes mes turime visas 3 kraštinės, ne? Bet ko mums reikia, tai mums reikia sužinoti, kurį mes naudosim kaip A. Ne? Nes mes turim, kad A kvadratu yra B kvadratu plus C kvadratu minus 2BC. Ne? Kosinus kampo alfa. Ne? Dabar jeigu mes persvarkom šitą formulę ir paliekam tik kosinus alfa, kosinus A, ir gasim A kvadratu, čia B kvadratu eina iš čia, šitas irgi čia, minus B kvadratu, minus C kvadratu, lygu minus 2B kosinus kampo alfa, kampo A. Ir tada, jeigu mes dar toliau pertvarkėm, gaunam, kad A kvadratu minus B kvadratu minus C kvadratu, 2B padalinam ir gaunam minus 2B
lygu kosinus kampo A. Ne, ir ką mes dabar matome, kad čia mes turim minusinį skaičių, bet kokiu atveju. Tai mums reikia, jeigu mes gausim čia pozityvų skaičių, reiškia, kad turėsim minusinį kosinus. O žinom, kad minusinis kosinusas yra antram ketvirtį, čia jau tada bus bukasis kampas. Ir kodėl mums reikėtų tada imti didžiausią reikšmę, nes mes tada gausime nes kai mes imam didžiausią kraštinę, mes gausime ir didžiausią kampą. Tai ne, jeigu imam kaip A didžiausią kraštinę, tai mes gavom. Čia C neįbaišiau, ne? Jo, čia pamiršau dar C įmest. C. BC. Jo. Ok, formulė tad minus 2BC. Jo, tai bus 2,5 kvadratų minus šaknis iš 3 kvadratų minus šaknis iš 2 kvadratų dalinta iš minus 2 kart šaknis iš 3 kart šaknis iš 2 ir tai yra kosinus kampo alfa. Ir dabar mes skaičiuojam 2,5 kvadratų bus 6,25 minus šaknis iš 3 kvadratų bus 3, tada taip pat su 2 dalinta iš minus 2 šaknis iš 3 kart 2 bus tiesiog šaknis iš 6. Ne? Tai 1,25 minus 5 bus 1,25 dalinta iš minus 2 šaknis iš 6 ir tai mūsų yra kosinus kampo alfa. Dabar kaip mes apskaičiuosim kosinusą, mes imsim kosinus minus pirmame ir dabar išsitrins visas užrašas, bet jeigu skaičiuotume mūsų skaičiuotuvę, imtume kosinus minus pirmame, skliaustume, čia imtume 1,25 dalinta iš minus 2 šaknis iš 6, ne, dar vienas kliaustas ir gautume 8, ok, kažkas, ok, šūdas. Ir kosinus, minus pirmajame. Ir ką turime, tai 1,25 padalinta iš minus 2 kart šaknis iš 6. Ne? Ir gaunam 104,7, 8, kadangi mums reikia vieną tų tikslumų, tai ką mes rašome, atsakymė tiesiog, šalinam po kablelį ir bus tiesiog 105 laipsniai. Gerai, judame toliau. Dabar paveiksle pavaizduotas vienetinis apšvietimas, kurio centras yra taškas O. Žinoma, kad kampo AOB numas lygus 120 laipsnių. Ir numėsis paveikslo duomenimis, nustatykite taško A koordinatės. Taigi, taškas A yra čia, žinom, kad kampas 120 ir ką mes galime padaryti, tai tiesiog nusibrėžti statųjį trikampį. Ir dabar žinom, jeigu čia yra 120 laipsnių, tai kiek bus laipsnių? Čia tiesiog 60, ne? 180 minus 120. Liekam su 60 laipsnių, gal tai nelabai aiškiai matosi. 60 laipsnių. Ne, jeigu čia yra status kampas, tai čia tada 30 laipsnių. Ir žinom, kad gal aš nupiešiu atskirą trikampį. Žinom, kad čia yra 30. Čia yra 60. Čia yra status trikampis. Ir žinom, kad įžambinė yra 1. Tai norint paskaičiuoti šitą mums kraštinę, mums reikia žinoti šitą visą ilgį. Kaip mes sužinosim, tai mums reikia abiejų, mums reikia ir X ašies ir Y. Tai kaip mes sužinosim, tai mums reikia tiesiog šitų abiejų kraštinių. Kadangi mes žinom kosinusų teoremą ir mes šiaip žinom, kad 30-60 laipsnių kampas, tai jeigu turim, kad įžambinė yra 1 ir matome, kad 30 laipsnių kampas žiūri priešais į šitą kraštinę, tai jie tiesiog bus dvigubai mažesnė, tai bus 1 dalinta iš 2, tai bus 1/2. O tada, jeigu mums reikėtų šitos kraštinės, mes galim tiesiog
irgi, jeigu atsimenat, pagal 30-60 laipsnių kampą, viskas gerai, bet kaip mes dar galim paskaičiuoti, tai bus 1 minus 1 antroji, ane, ir iš viso šito 1 kvadratu minus 1 antroji kvadratu, mes tiesiog galim pritaikyti Pitagoro teoremą, ane? Ane, tai bus tiesiog šaknis iš 1 minus 1 ketvirtosios ir tai bus šaknis iš 3 ketvirtųjų, ane, ir tada gaunam, kad viršui bus šaknis iš 3, o čia šaknis iš 4 bus 2 šaknis iš 3. Tai jeigu mes ieškome koordinatės, ane, tai čia bus šaknis iš 3 dalinta iš 2, viskas čia gerai, bet kadangi pirma eina x koordinatė yra 1 antroji, bet dabar nesuklystam, ane, 1 antroji būtų šita pusė, o minus 1 antroji yra čia minus 1 antroji, suprantat kodėl? Nes eina į kairę. Tai jeigu reikėtų atsakymo, tai būtų minus 1 antroji ir šaknis iš 3 padalinta iš 2. Ok, ką nebedaug liko, paskutiniai 3 uždaviniai. Ir dabar mums reikia surasti santykį tarp trikampio A, šito lygiagretainio kraštinės A kvadratu ir B. Dabar, kaip aš daryčiau šitą uždavinį, prisiminčiau, kad kampai, visų pirma, lygiagretainio kampų suma šitų dviejų yra 180. Tai mes galim paskaičiuoti šitą kampą, kas mums vėliau pravers. Ir jisai yra vis dėlto, tai bus 180, arba kitaip minus kampas BAD ir dar minus kampas DBC. Tai bus 180 minus 60 minus kem 5 ir tai bus 120 65 75. Prašau. 75. Ane? Dabar mums šitas kampas tiek daug nepadės. Mums labiau rūpi šitas kampas. Ir kodėl? Mes toj prieisime prie to. Šitas kampas tada, irgi kai skaičiuotume trečią trikampio kampą, žinom, kad visų trikampio kampų suma yra 180, tai 180 minus 60 minus 40. Minus 75. Ir tai būtų 45 laipsniai. Ane? Šiaip, iškart galėjom pasakyti pagal priešinius kampus, bet tebūnie. Jau paskaičiavom ir taip. Tai žinom, kad čia yra kem 5. Dabar žinome sinusų teoremą. Tai žinom, kad kraštinė A sinus kampo A yra tas pats, kas kraštinė B iš sinus kampo B. Ane? Dabar ką mes čia turim? B yra kampas, matome, prieš 60 ir A yra prieš kem 5. Tai reiškia A iš sinus kem 5 lygų B dalinta iš sinus 60. Tai dabar kiek bus? Tai bus A dalinta iš sinus kem 5 bus šaknis iš 2 dalinta iš 2, o B dalinta iš šaknis iš 3, sinus 60 bus šaknis iš 3 dalinta iš 2. Jo. Dabar, jeigu mes sukeliam, kad A dalinta iš B, A dalinta iš B, B eina į apačią, šaknis iš 2 dalinta iš 2 eina į viršų. Ką mes turim? A dalinta iš B lygų šaknis iš 2 dalinta iš 2 dalinta šaknis iš 3 dalinta iš 2. Nepilnai matosi. Tuoj pasimažinu save. Ir koks mūsų kitas žingsnis yra A dalinta iš B. Ką mes čia padarom? Šaknis iš 2 dalinta iš 2. Pasirašom kaip dalybą, ane? Šaknis iš 3 padalinta iš 2. Ir dabar tiesiog persirašom kaip daugybą, ne? Šaknis iš 3 dalinta iš 2 bus tiesiog 2 dalinta iš šaknis iš 3. Tai bus 2 ir 2 išsiprastina. Galim, kad A dalinta iš B
yra šaknis iš 2 dalinta šaknis iš 3. Ir jeigu mums reikia kvadratinio santykio, tiesiog abudu pakeliam kvadratu. Ane, ir ką turėsim? A kvadratu dalinta iš B kvadratu. Šaknis iš 2 kvadratu bus 2. Šaknis iš 3 bus tiesiog 3. Ir mes gauname 2/3. Kągi, vienas sunkesnių uždavinių, ane? Reikia pritaikyti tas teoremas. Dabar šitas uždavinys yra tuo keistas, kad, kaip ir daugelis uždavinių čia esančių, jie turi ne vieną sprendimą. Ne, jeigu sprendžiat kitaip, viskas su to yra gerai, bet bent jau kaip aš matau iš karto, aš paaiškinsiu, kaip aš matau šitą uždavinį, ne? Kas jie šitą atsakymą ir šitą atsakymą. Ne? Jie visi yra ilgiosios didžiojo trikampio kraštinės. BC kvadratu, AB kvadratu ir AC kvadratu. Ne? Ir kaip mes gaunam tas kvadratų kraštinės? Ne? Kažkoks turi būti kažkoks svarbus santykis. Ne? Ir neįmanoma gauti santykio, kur būtų didžiausia kraštinė 2 kartus. Tai visi šitie atsakymai netinka. Ir nesvarbu, kokios čia bus raidės, jie tiesiog visi nelogiški. O dabar, kaip rasti, kad DC kvadratu lygu CF kartą C, įmam trikampį CDE, kuris yra panašus su trikampiu CAP, ne, galim įrodyti lengvai, šitie kampai yra priešiniai. Ir šitas yra bendras kampas. Ane? Aš dabar nerašysiu, bet galima labai lengvai įrodyti. Ir ką mes matome? Tada, jeigu pagal santykį, tai būtų, kad CD iš CA ir kas? Lygu CE iš CB. Ne, šitą galime irgi užrašyti santykį DE iš AB, bet jis mums nelabai kur pravers. Ir tada imame kitus 2 trikampius, tai būtų CEF ir CDB. Ne, irgi galime įrodyti, kad jie yra panašus labai lengvai, CFE ir CDB. Ne, irgi. Čia galime irgi sakyti, kad priešiniai, ir čia galime sakyti, kad jie yra kad čia tie kampai yra bendri. Ir dabar, kaip mes baigsim įrodymą, ką mes toliau rašom, tai mes rašome irgi panašumą, kad CE yra panašu į CB, kad jų santykis susidaro kažkoks, ir kad CF yra panašiai su kraštinė CD. Ne, ir ką mes matome, mes turime ir čia CE dalinta iš CB, ir čia CE dalinta iš CB. Ir ką mes galim padaryti, tiesiog vietoj CE dalinta iš CB rašyti, pavyzdžiui, CD dalinta iš CA. Tai ką mes turėtume, CD dalinta iš CA lygu CF dalinta iš CD. Dabar CD perkeliam vieną pusę, gausim CD kvadratu. Ir kas būtų lygu CF kart CA. Ne, ką matome, AC kart CF lygu DC kvadratu. Ir taip mes gauname atsakymą B. Kągi. Prieiname prie paskutinio uždavinuko. Ir jis nėra tikrai sunkus. Kaip matome, kad žmogus tiesia linija eina link 101,5 metrų aukščio bokšto. Ir viršų mato 30 laipsnių kampu, o prie arčiau mato 60 laipsnių kampu. Tai dabar žiūrime situaciją. Yra bokštas 101,5 metro. Ir žmogus jo viršūnę mato 30 laipsnių kampu. Mane mes čia turim žmogelį. Jis žiūri. Ir jis yra nuo kojų iki akių 1,5 metrų. Ne? Tada jis paeina biškį arčiau. Ir jau mato tą bokštą
60 laipsnių kampu. Ne, dabar ką mes čia turim? Tai iš viso, jeigu mes norėtume pamatyti, ką mes dabar norim paskaičiuoti, tai mes norim paskaičiuoti, kiek jis nuėjo, x. Ir ką mes naudosim čia, sinusų. Tai labiau gal tangento teorema, bus labai patogi čia. Bet ką mes dar turim atsižvelgti, tai visas bokštas yra 101,5, bet žmogus yra 1,5 metrų. Tai bendrai mums šita linija bus ne 101, Žinom, kad iki čia, Čia mums bus 101,5 minus 1,5, kas bus tiesiog lygu 100. Tai reiškia, kad bokšto žmogus įsivaizduoja, kad tas bokštas yra 100 metrų. Nes įsivaizduojam nuo akių lygių. Ir dabar, ką mes skaičiuojam, tai mes paskaičiuosime šitą ilgį. Ir tai bus šitas. Tai bus reiškia, kad tangent 60 laipsnių kraštinė priešais 100 dalinta iš y. Kam bus lygu y? Y bus lygu 100 dalinta iš tangent 60. Ir tai bus 100 šaknis iš 3 dalinta iš 3. Ir mūsų kitas žingsnis yra paskaičiuoti x. Ir, mūsų dar kitas žingsnis bus paskaičiuoti x, bet mums dabar reikia suskaičiuoti visą šitą bendrą. Tai paskaičiuosim dabar tangent 30 laipsnių, lygu 100 dalinta iš x plus y. Vėl x plus y lygu 100 dalinta iš tangent 30 laipsnių. Ir tai bus tiesiog 100 šaknis iš 3. Dabar jeigu mes norim paskaičiuoti x, tai bus x plus y, minus y. Mes žinom, kad x plus y yra 100 šaknis iš 3, o y yra 100 iš 3 dalinta iš 3. Mes atimam šitus abudu. Mes šitus atimam abudu skaičius. Šitą padauginam gal iš 3. Čia turėsim 300 iš 3. Ką turėsim? 200 šaknis iš 3 dalinta iš 3. Na kągi. Štai ir visas matematikos patikrinimas. Matote, nėra kažko labai wow. Galima tikėtis tikrai per egzaminą panašių uždavinių. Ne per egzaminą, per pagrindinį pupo patikrinimą. Tai ką, su jumis buvau aš, Linas. Tikiuosi padėjau. Ką, iki kito karto.